Prašau, užeikite. Sveikas, Gandonavičiau. Sveikas, mamutka. Pamokas darai. Taip, pamokas. Pamokas vėliau padarysi. Dabar darysi tą, ką aš tau pasakysiu. Ką darysiu? Egzaminą laikysi. Kokį egzaminą? Bachūro egzaminą. Tikrinsim tavo žinias. Jeigu egzamino rezultatai bus blogi, į bachūrų vasaros stovyklą važiuosi. Klak, klausau, mamutai. Pirmas klausimas. Kam yra skirta pica su ananasais? Valgymui, išmetimui ar pituchėliams? Valgymui. Antras klausimas. Audi ar BMW? Audi. Trečias klausimas. Rytas ar Žalgiris? Rytas. Ketvirtas klausimas. Prie tavęs prieina velnias ir bando pasiskolinti dviratį, duodamas tau raktus nuo namų ant zalogo. Tavo veiksmai. Duodu dviratį, nes žinau, kur gyvena ir pasitikiu duotais raktais, nes įtikino, kad jie tikrai nuo jo namų. Penktas klausimas. Kaip išsivartyti iš gaidžio per 5 sekundės? Eina savo mokykloje, to nemokė. Šaunuolis Martynai, matau visiškai nesigaudai. Egzamino neišlaikei, į stovyklą važiuosi. Raukis čimodanus ir ruošk skladkę į stovyklą. Kokia dar skladkė? 500 pinigų. Bet tai iš ko aš gyvensiu? Ką aš valgysiu? Bachūrų stovyklai gyvensi. Batoną lesi ir su vandeniu užsigersi. Bachūrų dietos laikysies. Maistą baltaodžiams padavinėsi. Klak, klausau, mamutai.